Renginys yra Vilniaus aludarių klubo susirinkimas, kuris yra atviras ir galėjo dalyvauti visi, kas norėjo. Ir buvo pateikti 20 alaus pavyzdžių iš skirtingų 20 aludarių. Ir mes juos visus paragavom, išrinkom 3 nugalėtojus. Apskritai, aš manau, kad tai yra labai geras renginys ir jis turėtų tapti tradiciniu. Tam, kad žmonės galėtų sukurti nedidelį ataskaitą, kuo jie patobulėjo ir ką jiem pavyko sukurti per šiuos metus. Kaip jie, kaip aludariai, ką pasiekė naujo šiemet ir kuo jie galėtų didžiuotis ne vien tik tai prieš savo draugus ir bičiulius, bet ir prieš kitus naminius aludarius. Šį vakarą aš vertinu labai pozityviai, ypač dėl to, kad tai yra pirmas šis vakaras ir jis yra pavykęs. Iš tiesų, Vilniaus aludarių klubo susitikimai retai kada būna tokie gausūs ir retai kada būna tiek daug įdomaus alaus. Aišku, dominavo tamsus, stiprus savo skoniu, savo aromatais, savo gamybos būdais alus. Bet aš džiaugiuosi tuo, kad tokie renginiai apskritai yra. Tai yra vienaminčiai, kurie susirenka, propaguoja būtent ne alkoholio vartojimo, o alaus virimo ir vartojimo kultūrą. Jie palaiko senasias tradicijas, pritaiko modernius metodus, gilinasi į tai, kas yra gera, į tai, ką reikėtų orientuotis ir visą tai pateikia savo draugam. Tai yra labai įdomu, tai suteikia daug naujos patirties ir aš labai džiaugiuosi, kad tai apskritai tai vyksta. Tai yra Vilniaus aludarių klubo susirinkimas. Ar galėjo dalyvauti iš kitų miesto aludarių? Taip, tas renginys buvo visiškai atviras, jis buvo nemokamas ir apskritai tai buvo renginys, kuris buvo skirtas ne tiek, kad kažkas pasivaržytų ir nugalėtų, kiek renginys skirtas prieš didžiąsias metų šventes, pasidalinti patirtim, apžvelgti praėjusius metus ir tiesiog paragauti vienas kito virtualaus. O iš kokių miestų dar dalyvavo, išskyrus Vilnių? Jeigu gerai žinau, dalyvavo žmonės iš Alytaus, iš Kauno ir berods iš Nemenčinės ir kitų miestų. Ta prasme, to dalyko, į tai nelabai kreipiau dėmesį, tai galiu šitoje vietą klysti. Tai nebuvo vien tik tai vilniečių susirinkimas. Gerbiami aludariai, naminiai. Mes čia su Dainium ėmėmės iniciatyvos suskaičiuoti visus balus, išsiaiškinti rezultatus. Ir statistika yra tokia, kad per šį vakarą buvo vertinta 20 skirtingų alaus pavyzdžių. Smagu yra tai, kad vertinant pagal visą šitą mūsų pasirinktą vertinimo sistemą, daugiau kaip 9 alus surinko 20 balų arba daugiau. Maksimumas kiek? Prašau? Maksimumas 30. Būtinai pasakysiu, jo, maksimumas 30. Tai šio vakaro nugalėtojai. 3 vieta, surinkusi 23,7 balo, yra Bružas iš TMB dirbtuvių su 3 Vilnių IPA. Čia vieta. Toks piktas, kad neužėjai. Internacionalas. Antra vieta surinko 24,3 balo. Ir tai yra Maestros Mano Amerika. Kelionė apsipirko. Pirmas kartas nemelavo. Debiutanto sėkmė. Pirma vieta skiriama alui, surinkusiam 24,6 taško. Ir aš iš tikrųjų tai džiaugiuosi, kad būtent šitas žmogus
gaus pirmą vietą. Dėl to, kad ir mūsų stalas vertino šitą alų, bet mano galva tai yra alus, kurio etiketė atitinka ir pakuotė, atitinka turinį. Ir tai yra Rimvydas Jakutis ir 13 šutvė. Ir pirmą vietą Savas dovanoja Virką patį alų ar kokį nors kitą, kuris laimėjo. Savas rėmėjas. Oi, dėkui. Papuoti savo alų. Auditorija. Ačiū. O šiaip du dalykai. Vienas dalykas tai visų vertintojų kortelės bus išrūšiuotos pagal alų ir kiekvienas aludaris gaus rinkinį su vertintojo kortelė ir galės pasiskaityti nuomonės apie savo alų. Kitas dalykas, visa apskritai išsami informacija apie tai, koks alus dalyvauja šį vakarą, surinko balų, trumpas reziumė bus internete, vienam arba kitam bloge, bet kuriuo atveju jūs viską rasit, persiskaitysit, sužinosit savo taškus ir tai, kiek jūs surinkot pagal bendrą reitingą, o vertinimus gausit kiekvienas asmeniškai. Tai va ir taip. Ačiū visiems.